Krizė. Ar ji tikrai būtina? Pirmame video kalbėjome apie tai, kad prieš kiekvieną didelį šuolį į viršų turi būti išbandymas. Kad pokyčiai ateina tik per skausmą. Bet ar tai vienintelė tiesa? Jei gyvename sąmoningai, praktikuojame geranoriškumą, dosnumą ir padedame kitiems, ar krizė vis dar yra neišvengiama? Toks gyvenimo būdas veikia kaip prevencija. Vietoje to, kad patirtumėte staigius nuosmukius, jūsų augimas tampa sklandus, natūralus, stabilus. Iššūkiai išlieka. Tačiau vietoje to, kad sumažinti darbuotojų skaičių, kad išlikti sėkmingas iššūkis, reikia ieškoti dvigubai didesnių patalpų, kad patenkinti visus klientų poreikius. Bet jie nėra kritimas, tai yra progresas. Galbūt krizės labiau būdingos tiems, kurie auga reaktyviai, tai yra tai, kai pokyčius jiems išprovokuoja stiprus sukrėtimas, pavyzdžiui. Žmogus ignoruoja savo sveikatą, kol susiduria su rimta liga. Tuomet jis priverstas keisti mitybą ir gyvenimo būdą. Sąmoningas augimas, kai žmogus rūpinasi savo sveikatą nuolat, kad išvengtų ligų ir jų pasekmių. Ir tiems, kurie sąmoningai kūrė savo kelią, augimas vyksta evoliuciškai, be staigių lūžių. Vadinasi, klausimas ne apie tai, ar krizė būtina, o kaip mes pasirenkame augti. Kai dosnumas, geranoriškumas ir atjauta esančiam bėdoje tampa tavo kasdienybė, krizės nebevaldo tavo gyvenimu. Tu pats pasirinki savo aukštesnį sąmonės evoliucijos lygį ir tampi savo norimos realybės kūrėjų.